Ką, 20 po 8, poliravimai baigti, keramikos dalis. Lukas yra magas šitoj vietoje su savo nuostabąją keramiką. Pradedam mobilius darbus Ispanijoje, bet netrukus grįšim ir į Lietuvą. Prasti dažymo sušveitimai, ne? Čia tiesiog tą rūpkę bandė pašveisti, nesupoliravo iki galo, ne? Žiaurus čia darbelis. Visas toik, matinė tiesiog. Kur nepriėjo ir palikė. Tai va, turime bazinės juodos jet black spalvą, iš po dažymo daug detalių perdažyta, prastai vietomis nudažyta, dulkių yra ir sušveitimo žymių ir kimbam į darbus. Aš šiaip gerbiu dažytojus, žinokit, kad ir kaip jie nudažo, kartais prastai, kartais gerai, labai nuo daug ko priklauso, ne visada pasiseka ir yra sudėtinga nudažyti gerai. Mes nepykstam, bet jeigu nebūtų tokių dažymo darbų, nebūtų darbo ir mums. Ranka plauna. Dažytojai, darykit ten tą broką specialiai, mums bus gerai, žinai. Mes susitarę iš tikrųjų. Konspiracinė teorija, kad mes susitarę. Dažytojai taip jau padaro. Susikraunam šmurkės į kliento automobilį, važiuosim į plovyklą plautis. Automobilis nėra baisus, sakau, nesenai dažyta, bet yra dažymo broko ir daug šepečių. Tiesiog labai šepečiais nutrinta. Mes nusiplovėm, plovimus jūs jau atmintinai mokate, su nekartą demonstravęs, šventą trejybę, apgailiukas, šampuniukas. Nemoliavom ir einam prie reikalo, einam prie poliravimo darbų. Užsidedu prijuostę ir kliento pageidavimu pašalinti amblemas. Tam panaudoju tokį juvelyrinį troselį. Juvelyrinis tom, kad ant jo burbuliukai, tie tokie kristaliukai veriami. Jis turi tokį plastikinį apvalkalą, tai nebraižo, nes įprastas metalinis troselis šiek tiek, jeigu nepataikote lipduką ir jisai trinasi į laką, gali šiek tiek skaudžiai įbrėžti. Tai vėliau paimam trintukas dylantis ima kartu ir lipduką ir labai efektyviai pašalina pagrindinę lipduko masę, o patiems klijams pašalinti panaudoju Koch Eulex ir matom, turime žymes. Lukutis dirba, jau užsidėjęs 150 vilną, ištraukinėja giliosius įbrėžimus. Buvo sutarta su klientu, kad darysim vieną žingsnį poliravimą telefonu iš nuotraukų, bet atvykus į vietą pamatėme, kad deja gero rezultato su viena žingsnių poliravimu negalime išspausti, o nenorime nuvilti kliento, imamės 2, o vietomis ir 3 poliravimo etapų. Taip jau yra iš tikrųjų, kad pasitaiko, tikriausiai žinot, kas dirbat šitą darbą, kad iškomunikuoja, atrodo ir taip gerai, bet deja ne iki galo. Ir norint pasiekti gerą rezultatą, tenka pasiaukoti. Tai aukojamės ir mes, naudojam 2-3 etapus. Šiuo atveju matote, kaip aš su vilna ir rotoriu ištraukinėjau giliosius įbrėžimus, kas gale buvo labai gausiai nuo įvairiausių šepečių, nes galas visiškai originalas, jeigu kažkur ten kapotas dažytas, sparnai dažyti ir jau pabraižyti, tai galas buvo, sakykime, originalas, kuris buvo labai gausiai subraižytas. Ir vienas žingsnis poliravimas ten būtų tiesiog pablizginęs, bet neištraukęs vidutinių ir gilių įbrėžimų. Tai taip dirba mano rankos su rotorium ir vilna. Ištraukinėjau įbrėžimus ir matot ant tokių išlinkimų. Su rotoriu aš labai efektyviai išdirbu įvairiuose išlinkimuose tuos įbrėžimus. Paskui pasiemu ekscentriką, 21 mm orbitą, 125 tvirtinimo padas, šiek tiek mažesnis negu 150, tam, kad galėčiau prieiti sunkesnės vietas. Ir dabar tiesiog tokį eksperimentą darau. Iš po vilnos užsidedu kietą heavy cuto padą ir, sakykime, medium pastą. Ir žiūriu, ką išgaunu. Rezultatas geras, ištraukia mano hologramas, bet prireiks finišo. Tai reiškia, prireiks 3 etapo su minkštesniu paralonu ir finišinę pastą. Bet dabar aš noriu ištraukti, ką pridariau su rotorium. Štai, jūs sakysi, 3 etapėlis su minkštesniu paduku, mažesnė mašinėlė, aš 12 mm orbitą,
minkštas paralonas ir finišinė pasta ir maža mašinėlė tam, kad tokiuose sudėtingose vietose, kaip sakykime, žibintai, kur labai maži plotai, galėčiau efektyviai išdirbti ir užblizginti. Pasikeičiu ant savo mašinėlės iš 125 į 150 tvirtinimo padą, o čia štai ką Lukutis padarė ant kapoto, matome rezultatą prieš ir po, tikrai rezultatas žymiai matosi ir labai patinka man dirbti su Luku, jisai netuščiažodžiauja, visada dirba kaip prisuktas ir vietomis pajuokaujam, susižvalgom mintyse, pasišnekam, bet visada darbas našiai vyksta ir sklandžiai mato. Ta prasme, jeigu aš kažko nespėju, jis padarys, jeigu aš matau, kad jis kažko nespėja, aš padarysiu ir mes taip labai gerai komandai susidirbam ir per dieną labai daug padarom. Štai, ketvirtis, irgi kuris buvo originalas, turime tokius rezultatus su medium Menzernos padu ir Menzernos Cut Force Pro pasta. Puikus rezultatai. Matom, kad šiek tiek finišiuko reikia, prie kurio prieisiu kiek vėliau, bet dabar esmė noriu ištraukinėti giliuosius įbrėžimus. Ta aš ir padarau. Bet žinot ką, paklausom gal kokį nors gabalą, kuris labai gerai veža. Okay? Pažiūrim rezultatus ir paklausom kokį nors lietuvišką repuką. Važiuojam. Realybė mane laiko kelios, trapios sąsijos, tas keistas noras bėgti link Azijos, išsiversti iš kitos pusės, kol dar neužmuštas ir neuždūsęs. Aš pavardau, nuo savęs brulau, aš pasiklydau, tiek daug ėjau, kol kreivom veidrodį save išvydau. Mačiau pavydo, daug sukūriau pykčio, sukaustę, dėl to greičiausiai ir yra su vienas šitam plaustę. Manęs daugiausia, kur prapoliai broliai nuo mūsų žemės, kad aš po žemėm kapišonas mano į lūpas remės. Žinau pasenęs, bet kad tavęs nekaso nuo dušės, į tau tik įdomu, kiek aš stipriai dasimušęs. Nustok man proto krūšės, apsimeti neprasukas dobrų, šnekiančių dviveidžių šakalų ir kobrų. Aš nekenčiu visų, nors iš tiesų bijau vienatvės visai. Kaip aklas šuo, bijo gatvės, norėjau keistis, bet tai tarsi kalnų leisis pastangas bevaisės. Norėjau keistis, bet tai tarsi kalnų leisis, tarsi rimkaisis. Norėjau keistis, bet tai tarsi kalnų leisis pastangas bevaisės. Norėjau keistis, bet tai tarsi kalnų leisis, tarsi rimkais. 20 po 8, poliravimai baigti, keramikos dalis. Lukas čia yra magas šitoj vietoj, su savo nuostabąją keramiką Art de Shine. Norite įsigyti Art de Shine'ą, geriausia keramika rinkoje, linkas apačioje aprašyme, nuolaidos kodas turbo, nes keramika visiškai turbininė, hidrofobas, shiningas, viskas dirba pilnu kodu, tikrai neperdedam. Tai va, Lukutis viskas ruošiasi, jau darbastalis, kelios dėžės sudėtos. Linkėjimai visoms mums mokytojoms, kurios chemijos pamokoje sakydavo, jūs gatvę šluosit. Mes va, chemiją pilstom pilnu kodu. Nepagailim ir gausiai prigirdom aplikatorių, keraminę dangą ir nusitaikom į plotą. Ir aišku, būtinai nusiriebalinam, visas dulkes įsipučiam, tada dengiam keramiką. Gausiai, negailim, riebiai. O dengimas tolygus ir, kaip matot, su perdengimu. Pusė aplikatoriaus lipa jau ant padengtos zonos, kita pusė dengia naujai. Ir palei automobilio ilgį. Vėl pagirdo Lukas ir tada jau perdengimas į kitą kryptim. Tai toks kaip mini dažymas, sakykim, tolygiai. Vienodai. Žiūrim, kad visi kampai, viskas būtų tolygiai padengta. Užsistatom timerį, 10 minučių, kapotas padengtas 10 minučių, stovės keramika ir santykiaus susims seksu su laku. Po to gims vaikutis, puikus hidrofobas ir apsauga. Po 10 minučių grįžtame prie pirmosios dalies ir
nurenkam su viena šluoste perteklių, kuris labai lengvai, maloniai nusivalo. Su kita šluoste užpoliruojam, užtikrindami, kad neliktų niekur nei truputėlio keraminės dangos. Einam kiek plačiau netgi. Jeigu su buldozeriu taip nustumdau, surenku, su kita šluoste aš jau net plačiau detalę šluostau, kad tikrai nebūčiau niekur užstumdęs pertekliaus. Be 10-10. Baigta. Žodžiu, vis tiek reikėjo jump starto, akumuliatorius pasėdo, dangtis buvo darinėjamas. Hihi, haha, visada su tais akumais, naujose mašinose, ta bėda. Jump startą reikia turėti. Kitaip neužvesit automobilio. Dabar užkūrėm, pakurensim, kad generatorius užkrautų akumą. Rytoj lysim į lauką ir pažiūrėsim toj, kaip atrodo ant saulutės gražiai lauke šis modeliukas. Ta proga labai kviečiu prisijungti prie Auto Amatų bendruomenės. Tai yra bendruomenė ir platforma, kurioje klientai ras jų suteikiamas paslaugas, palengvins prisiregistravimą ir bus reklamuojama už jus. Žinot, kad VMI stebi kiekvieną mūsų judesį, kiekvieną mūsų automobilį, kurie keliame į Instagramą, keliame į socialinius tinklus. Ir už kiekvieną tą automobilį gali būti, kad bus pareikalauta susimokėti mokesčių. Bet tam yra išeitis. Prisijunkit prie Auto Amatų platformos, kurią paliksiu nuorodą apačioje. Mes rūpinamės reklama, marketingu ir bendromis problemomis, o jūs tiesiog dirbat, ką išmanot geriausiai. Kviečiu prisijungti visus. Linkas apačioje. Ir ačiū, kad buvote šiame epizode ir iki kitų kartų. Ribetėlė, myliu bučioju, davai!